Jau tie marketingistai. Tai vienintelis marketingo podcastas be uždarų durų ir paslapčių. Tik čia sužinosi visas karščiausias bei aktualiausias marketingo naujienas, patarimus bei išgirsi efektyviausias pardavimų strategijas be jokių bet. Patirtimi ir naujienomis dalinsis mūsų vieninteliai ir nepakartojami marketingistai Simonas Naudžius ir Paulius Šetkus. Tęsiam pokalbį su Ramūnu, tai priėjom prie tokio klausimo, tai jau dabar pradėjom verslą, pasileidom savo prekę, reklamą per kelis skirtingus kanalus ir dabar žiūrim duomenis ir kiekvienas iš jų lyg ir tempia į savo pusę, tai kuris meluoja, kaip jaustis ir ką daryti. O kuris sako tiesą? Jeigu žinosim, kuris sako tiesą, tai žinosim, kuris meluoja. Tai galutiniai turbūt verslo duomenys sako tiesą. Aš irgi taip, aš irgi pritarčiau prie to, kad dažnai mes bandome atskirti ten visus kanalus atskirai, bet nebandom pamatuoti verslo investicijas ir verslo tokią grąžą. Tai jeigu mes matuosime viską bendrai, tada bus žymiai paprasčiau mums pradėti nuo to, kad turėtų būti kažtai aiškus rodikliai, kad mes ten investuojam 1 eurą ir tikimės, kad gausime 3 atgal ar kažkas tokio. Ir tada jau bandyti eksperimentuoti, kaip ten prieš tai epizode mes kalbėjome apie tai, kad galim pamatyti atjungti kažką. Tai čia yra vienas toks drastiškiausių būdų, kad tiesiog tu jautiesi patogiai, kad paimi tas mes susimažinį arba atjungi ten Facebook'o reklamą ir pasižiūri, kiek tas natūralus pirkimas yra, kiek kiti dalykai. Bet tik labai siūlyčiau atkreipti dėmesį į sezoniškumą, ten jeigu pardavinėjate kažko tokio, kas yra aktualu vasarą, kad to eksperimento nedarykite vasarą, kada yra pikas pardavimų. Tai tavo būtų gal pasiūlymas, pavyzdžiui, išleidau, tarkim, agentūrai už jos administravimą ir biudžetam, reklamai Facebook'o ir Google Ads'am, pavyzdžiui, 2000 eurų per mėnesį, ten išleidau 3 mėnesius, ten 6000 ir pardaviau prekių, pavyzdžiui, už 12 000, bet jų savikaina buvo, pavyzdžiui, ten virš 6000 ar kažką, tai tu siūlytum turbūt iš pradžių taip pasižiūrėti tokiu bendruoju vaizdu. Taip. Neiti bandyti ten kiekvieną kanalą, kapot skaidyti ir žiūrėti tą atribuciją, kas čia galėjo paskatinti tą konversiją. Čia, jeigu mes kalbame apie tokią finansinę grąžą, ten 6000 per kelis mėnesius ar dar kažtai, tai yra labai maža, Ir eiti pradžioje, bandyti ieškoti, nežinau, čia sliekūnuose ar dar kažko, tai nežinau, kaip čia pavadinti tą dalyką gražiai, yra per daug anksti. Per daug anksti, kad tai gali būti priežastis blogų sprendimų ir blogų pamokų. Jeigu ten žiūrėsime iš to verslo, nežinau, augimo, skatinimo augti, metodologijos ir kitų dalykų, kad mes turime turėti pakankamai daug duomenų tam, kad mes galėtume tai padaryti. Tai pirmas dalykas turėti X pardavimų kiekį, X srauto kiekį ar dar kažkas, kad mes galėtume pasakyti, kad iš tikrųjų pagal duomenis mes matome, kad tas dalykas neveikia. Ir neveikia šiuo metu. Tai reiškia, jeigu neveikia šiandieną, tai nereiškia, kad neveiks po metų. Tai čia irgi tokia dalyka, kurie ateina iš pamokų tokių, kur būna visai linksmus. Tai va, čia yra vienas dalykas, Kitas dalykas, kada mes kalbame apie tą mažinimą, yra kitas būdas - padidinti. Kad paimum dabar Facebook'ui vietoj to, kad ten investavom 3000, investuojam 6000. Tik jam. Tai reiškia, mes kitur turime tą patį dalyką. Ar tai, kad mes pradėjom daugiau investuoti, gal netyčia padidėjo vartotojų didesnis pasiekiamumas, dažnumas ir atsirado jų pasitikėjimas, kad mes tokie esame. Tai kartais netgi padidinus investiciją, kitų kanalų efektyvumas irgi pagerėjo. Bet čia dar gali būti toks time lagas kažkoks, gali pasistumti šiek tiek tas rezultatas, nebūti iš karto. Turbūt tą sinergiją įsijungti. Taip. Jai gali reikėti šiek tiek laiko. Tai gal papildinum tada tokią mintį, kad labai dažnai verslai, kurie turi daug pardavimų, yra ekspertai pardavimuose, B2B ir panašiai, nėra dirbę su agentūrom arba neturi marketingo skyriaus, nėra leidę reklaminių kampanijų ir labai dažnai jie nori pasibandyti su labai mažu biudžetu ir sako, jeigu pasiteisins, tada mes skirsim kiek reikės. Ir tada būna toks pokalbis. Ir aš suprantu tą verslą, nes rizikuoja, jam neaišku, bet su mažu sąlyginai biudžetu gali nepasiekti auditorijos ir kritinės masės ir padaryti neteisingą išvadą. Kitas kelias, tada sakysi verslui, ne, jūs dabar skirkite daug ir tada pažiūrėkim, palikim, kas veikia.
Tai tada verslas tau sako, tai dabar aš čia turiu mokėti už eksperimentus kažkokius, tai ne, ir kai jis tai daro pirmą kartą, visiškai neaišku. Tai kaip bet elgėsi tokiais atvejais? Labai sunkus klausimas. Gal kitaip pakreipsiu. Ne, aš su mažu, pavyzdžiui, biudžetu gali tikėtis, žinai, kažkokio rezultato, ar yra per didelė rizika, kad daug ko nepastebėsi ir neras ir nesusirinksi duomenų? Čia yra sunkus klausimas vien dėl to, kad kada yra tavo verslas ir tu esi mažas, ne, kiekvienas tas euras yra labai emociškai sunkus jį investuoti. Čia, turbūt visi iš mūsų turi tą patirtį dirbti, ne, su tais, kurie myli, ką daro, ne, ir jie gali tai daryti daugiau, geriau, arba dar kažkas tokio, ir mes, savo žiniomis norim jiems padėti tai daryti. Ir tas labai toks didelis emocinis laukas yra tuo atveju, ne, nes tas žmogus tenai tam, kad tos galėtų 2000 investuoti, dirbo visą mėnesį, nenupirko vaikui dviračio ir kito dalyko, ne. Ten daug tokių faktorių, kurie susideda, ne. Bet šiuo atveju turbūt reikia juos edukuoti, ne. Kad mes bandom suprasti, ar tas dalykas tau gali padėti atvesti daugiau klientų, ne. Ar čia yra gera investicija. Ir turbūt, kada yra tas mažas biudžetas, yra labai svarbu pasirinkti kanalus. Ne, pavyzdžiui, jeigu niekada nedarė Google Ads reklamos, o ne dabar yra kita gera akcija. 3 PM investuoja, 3 PM gauni atgal. Tai jeigu niekas nedarė, gali pas Paulių arba su Simonu pasikalbėti dėl Google Ads ir pasibandyti. Tu gauni mėnesių, 2 mėnesiams 700 eurų, ne, ir tu gali dalinai su jūsų pagalba, ne, žinoti, ar vienas kanalas veikia. Tai čia gal aš toj situacijoje elgiuosi taip, kad, pavyzdžiui, klientas yra su sąlyginai mažu biudžetu ir sako, aš noriu ir Google, ir Facebooko, tada, sakau, pagalvokim tada pagal tikslą, kuri priemonė labiausiai tiktų ir tą priemonę tada imkim. Tik tai ją vieną turbūt, nes jeigu išsiskaidysim, tai nieko nebus, nes kiekvienai priemoniai dar kanalai bus ir administracinės išlaidos, ir turinio kūrimas. Tai turbūt tada sakau klientui dažnai taip, kad jeigu mes turim ribotą biudžetą, tai gal darysim ne 5 kampanijas, o 1. Jeigu, pavyzdžiui, tai yra odontologijos klinika, tai galbūt tada klausiu, kas yra sezoniška šiuo metu, ar ką jie nori šiuo metu reklamuoti, ar tai yra protezavimas, ar tai yra estetinis plombavimas, ar tai yra higiena. Ir tada nedarysim ne 3 ar 5 kampanijas, o turbūt tik tai 1 kampaniją. Ne? Nes, jeigu... Ir turbūt reikės dar kanalą, per kur tai darysi. Ir tai bus tikėtina tik tai searchas ir tik tai toj geografijoje. Ir tada turbūt edukuodamas klientui pasakoja apie limitacijas, ne, kad nes kitai bus labai sunku padaryti išvadas. Ir čia, turbūt pats atsakai savo klausimą, ne, kad pirmas dalykas, mažiau pasirinka, priemonę, ne, vyniui kalti pasimė tik plaktuką, ne, šiuo atveju, jeigu jie, yra fizinis verslas tam tikroje vietoje, kur žmogus, matai, kad ieško tų paslaugų tam mieste, tai tada, gali būti Google'as, ir tada, viena kampanija arba viena aiški žinutė priklausomai nuo jų biudžeto. Tada žymiai paprašiau jiems pasimatuoti. Ir tada, nes pas brangiausias dalykas yra pirmas klientas ir paskutinis klientas. Nes pirmam pasiruošti, parduoti ir sužinoti, kaip jį parduoti ir kiek kainuoja pritraukti, yra nežmoniškai daug jėgų reikia. Ir paskutiniam dėl to, kad jis jau nenori pirkti, bet tu vis tiek bandai investuoti daug pinigų tam, kad dar parduoti. Tai aš visą laiką sakau, pirmas ir paskutinis klientas yra patys brangiausi. Tai va, nes vienam daug jėgų reikia, o kitam daug pinigų reikia. Kodėl mes tada pamirštam apie tą galbūt klientą, esamą klientą ir kažkaip kartais atrodo neskiriam tiek daug dėmesio kaip mažas verslas ir stengiamės vis pritraukti naujų srautą, daug naujų, pirkimai ir kartais turbūt tada klientas pasijaučia kažkaip ir užmirštas šiuo atveju ir tada galbūt pasirinka ieškoti kažkokių alternatyvų. Būtent tą problemą girdžiu iš agentūrinio gyvenimo, kad kažkokiam etape klientai pradeda nebejausti tokio dėmesio, galbūt verslo savininkas nepaskambina, nepaklausia, kaip sekasi, kažkokių ataskaitų pradeda trūkti, nes, kaip agentūra, jie fokusuojasi į naują srautą, Aš dėl to, kad yra patogiau. Iš tikrųjų, būkime, nebeteisingai, ne, yra patogiau parduoti, ne, patogiau užmėgsti naujus santykius, negu išlaikyti senus. Rinkodara, pardavimas tai yra santykių kūrimas, ne, dėl ko, mes visi esame pakankamai ekstravertiški žmonės, ne, mes einam bendraujam, ne, bet tam, kad kurti santykius, mums reikia interio, ne, reikia sustarti laiką, ne, reikia parodyti dėmesį, reikia sutikti dar kažkas tokio.
O parduoti žymiai patogiau yra paprasčiau, žinai, paleidavo reklamą, ne, Paulių paleidė per Facebook kažką tokio ir dar kažkur tai susimūnu kartu ir viskas. Ir ateina tie klientai, ne. Čia iš tos tiesiog tokio komforto, sakyčiau. Čia gal aš galiu pasidalinti pavyzdžiu, kad mes irgi buvom turbūt šitą temą Rocket Science apleidę, tarkime, esamų klientų, su kuriais, pavyzdžiui, turėjom kažkokį projektą, ir jie baigėsi tas projektas, ir, pavyzdžiui, su vienais klientais išliko santykis, pas kitus klientus pasikeitė darbuotojai, su vienais klientais buvo vienos paslaugos labai siauros, su vieniem kuriam webus arba shopą, kitiem reklamą teikiam, vieniem tik Google, kitiem tik Facebook'o, kitiem tik konversijas įdėginėm. Ir perėjau tą sąrašą klientų mintyse ir paprašiau, kad nauja projektų vadovė susisiektų po truputį su esamais klientais, prisistatytų, pasakytų, kad ir mes atsinaujinę, ir galbūt pas jūs kažkas atsinaujinę. Ir iš pradžių pagalvojau, bet šitam klientui gal nereiktų rašyti, ten gal buvo kažkaip, gal išsiskyrėm sudėtingiau, su šito klientu gal ten kažkas pasikeitė. Ir paskui, kodėl laikyti tuos iš ankstinius įsitikimus, nes naujas žmogus kreipėsi į tą patį klientą, su kuriuo dirbom, jis jau apie mus kažką žino, turėjo patirties, bet ir pas toj pusė irgi galimai įvyko kažkokių pasikeitimų, naujų poreikių atsirado, išaugo nauja komanda ir šitas rezultatas duoda labai gerą feedbacką iš klientų, nes į vieną laišką iš karto būna pakankamai konkretus atsakymas, arba šnekam toliau, arba ačiū, sėkmės toksai, žinai. Bet tai čia yra, B2B versle, su B2C, ypač jeigu ta gyvavimo trukmė jo kliento yra ten sarginai 1, 2, 3 pirkimai per metus, tai tu jam turbūt bombarduok nebombardavęs, žinai. Per B2C turbūt daugiau eitum vis tiek per lojalumo tą sistemą, sakyčiau. Tu kažkokią tą pridėtinę papildomą vertę, kuri klientams, kurie lojalūs yra su tavimi ir rodai dėmesį būtent per tą prizmę. Nežinau, čia tokį fiktyvų kažkokį pavyzdį sugalvojus tam pačiam ten statybų reikmenų parduotuviai, kokioj ten su VIP kortele aš galiu eiti į kasą, kur nėra eilių, tarkim, kažkas tokio, žinai. Aš tokį prisimenu atvejį, šiek tiek seniau vykusi man pačiam, tai man baigėsi tas telekomunikacijų paslaugų planas ir aš tada ten gavau informaciją, kad jis baigėsi, tada nuėjau į saloną, paklausiau, ką man daryti, ką jie siūlo, tada jie man pateikė pasiūlymą, kuris buvo visiškai nepatrauklus ir kai aš jau pakeičiau tiekėją, jau kai man atsiuntė naują SIM kortelę kitas tiekėjas, tada man skambina ir tas pats mano ankstesnis tiekėjas žada man puikias sąlygas. Sakau, kur jūs buvot, kai aš pas jūs buvau atėjęs? Tai reiškia, tas salono vadybininkas neturi jau tokių galių man pasiūlyti. Tai iš esmės jie galėjo mane išlaikyti patys labai labai paprastai. Aišku, ten turbūt kiti dalykai, dideli duomenys, daug labai klientų ir panašiai, ir gal aš nesu tenais prioritete, bet gavosi taip, kad palikau tą tiekėją. O norėtum būti prioritete? Kas nenorėtų? Tai čia tas rūpestis, ne? Dažnai mes pamirštame apie tokį labai paprastą dalyką, ne apie rūpestį. Žinai, statybinės medžiagos, ne? Pirkau statybinės medžiagos iš vienos įmonės, ne? Jų e-shop'e susidėjau yra viena kaina, paėmiau, parašiau laišką, automatiškai gavau 10% nuolaidą. Tai pačiai pozicijai tiesiog 10% nuolaidą. Ir asmeninį vadybininką. Kartais nebijot, reikia paklausti, ne tas nuolaidos. Aš neprašiau nuolaidos. Aš neprašiau, aš tiesiog, kokia būtų galutinė kaina. Aš nesakau, tas man duok nuolaidos, tada man reikia šitą, kokia būtų galutinė kaina. Ir vien dėl to, kad aš dabar turiu laiko parašyti, ne, tai arba aš uždirbu pinigus, arba taupau. Tai tas toks dar kartą pasiklausimas, ar čia yra galutinė kaina, ta, kur buvo, iš karto leidžia tasme gauti geresnę kainą. Tai va čia yra tas dalykas, bet mes kalbam apie rūpestį, apie tokį normalų, paprastą domėjimąsi, ne, kaip tau sekasi, ne, kaip mes draugui parašome, ne, tai mes iš pačios įmonės galime tą patį komunikuoti, ne, ir tu labai geras Paulių pavyzdys, ne, lojalumo programos, ne, kažkokie tai skirtinumai, iš ankstinis informavimas apie išpardavimus. Kaip aš pardavinėjau tam tikrą produktą, ne, kuris yra labai sezoninis, aš apie jo, taip čia, iš ankstinį užsakymą informuodavau prieš 3 mėnesius. Ir duodavau tiems lojaliems klientams, ne, 20% nuolaidą, tai buvo didžiausia nuolaida iš anksto ir jie būdavo labai patenkinti. Tasme, jie pirmas dalykas leisdavo susiplanuoti, koks yra užsakymas, o vėliau kitas dalykas jie jautėsi, tu pagalvoji apie tai, kad man vėliau šitų dalykų reikės. Ne? Ir kartais tas perimas per savo ten tokį vertinimo prizmę, galbūt per anksti, galbūt nereikia siūs, ar dar kažkas leidžia pasiekti gerų rezultatų. Paprastas dalykas. Kada paskutinį kartą, kaip jūs kažką tai brangaus pirkote, ne?
kažkas jums paskambina ir paklausia, ar viskas gerai ir viskas aišku? Turbūt ne karto. Ar tai pasakytų, kad jūs esate svarbus? Aš čia turbūt pakreipčiau temą, kad kol pereisim gal prie didesnių pavyzdžių, jau po truputį perėjom, pradžia buvo apie verslo kūrimą, apie pradžią, apie pirmosius dalykus, dabar jau einam jau į didesnius dalykus, kaip lojalumas, kai yra klientų kažkoks esamas ratas, bet galbūt tu galėtum dar pasidalinti 2 pavyzdžiais. Tai vienu, tai paminėti savo eksperimentą, kurią šopas už 100 eurų su viskuo, tai yra ir prekiam, ir reklamos biudžetu, ar kitus savo eksperimentus. Ir dar esu girdėjęs tavo labai gerą patarimą, kaip nuskaityti Google tą puslapį, kai nagrinėjai konkurentus, ne, ir kaip suprasti, kodėl jis yra pirmoje vietoje. Arba tai gal prie šito, prie tų galbūt tokių detalių, galbūt vėliau prieisime, ne? Tai galim pradėti nuo to, žinai, eksperimento. Pas ne visą laiką pavasaris, ne man verslo morčius yra. Pavasaris mano verslo morčius laikas. Ir tuo metu visą laiką kyla idėjas, ką leisti, ir aš jeigu leidžiu savo transportus, dažniausiai būna kovo balandžio mėnesis. Šiais metais neleisiu. Nieko kol kas neleisiu, leidžiu savo pailsėti. Tai vieną kartą dariau tokį eksperimentą, norėjau sukurti elektroninę parduotuvę draugiai. Nedraugiai, iš tikrųjų, sesį norėjau sukurti kaip dovaną gimtadienio progą. Ir ilgai galvojau, ar norėtum gal dovanų e-shopą veikinti? Bet gautum rūpestį realiai, tai čia irgi klausimas. Gautum ir darbą, žinai. Gautum ir darbą. Jeigu tu nori pokytį kažko daryti, tai galbūt gautum ir darbą. Originali dovana. Taip. Aš tiesiog, žinai, pagalvoju, duosiu ne žuvį, o duosiu meškerę. Tai ką geriausiai moki, žodžiu. Taip. Tai ir kaip tik ten tuo metu gavosi toks pasižaidimas, ne, kad, kaip sakius, užfiksuoti savo žinias ir galbūt parodyti, kad tikrai, čia galbūt buvo, bijau dabar sumeluoti, gal 17 metai. Tai čia jau, prieš 7 metus tas eksperimentas buvo, Lietuvoje nieko tokio internete nebuvo, dalinimasi, kad kažkas tai kažką tai leidžia, kaip ką daro, kas tai yra, ten dar biškai tokių kabliukų, ne, kad iš pradžių neskelbiau, kas yra per parduotuvę. Paskiriau savo tokį deadline 30 dienų, 100 eurų. Normalus biudžetas toks, žinai, visi reklamos agentūros sakėte, čia Simonas ir Paulius ieško tokių klientų. Nuleido akis į žemę. Šitą iškirpsim, Modestai. Jo, dar paminė, kad 100 eurų tai su prekiam. Tai, ten prekės tai biški buvo toks dropshipinimas, kad prekės buvo, tai einant nenuojauku, tai pasirinkau paprasčiausias dalykas, ne? Tai aš visą laiką startuoju su to, kas yra. Tuo metu dirbu su PrestaShopu, turėjau tokį kaip ir karkasą, paėmiau per tas PrestaShopą, įsimečiau visus modelius ten pristatymų, greitai su Paysera pasirašiau sutartį, kad galim būtų mokėjimus pasileisti pristatymui, tokių gerų sąlygų kaip dabar ten Omniva arba kiti siūlo nebuvo. Pasirinkau paštas, paštas yra gerai, dėl to, kad mane buvęs vadovas yra išmokęs tokio geros pamokos, ne, kad tu turi įsivertinti internetinėje prekyboje prekės dydį. Kad, kai čia buvo pavyzdys, ne, ten kad ir statybinės medžiagas ir butelį pristatai, ne, kad paletės, kiti dalykai, skirtingos pristatymo priemonės. Tai aš bandžiau galvoti, koks yra produktas, yra lengvas ir dažniausiai būna tokio pačio dydžio. Tai suradau tokią vieną nišą, kur netrodė, kad yra daug konkurentų, niekas tokio nedidelis, pagalvojau, kad prekė turi tą tokią pasikartojimą naudojimą, dar kitus dalykus, ir startavau. Startavau balandžio mėnesį nuo paprasto puslapio, kur dar nebuvo elektroninė prekyba. Ten buvo puslapis, kur yra konkursas, kad įrašyk savo paštą ir laimėk tai kaip prizą. Tai reiškia, aš bandžiau pasibandyti tokį dalyką, ne? Ar jeigu tu duodi tą dalyką nemokamai, mainais į paštą, ar žmogus dėl to sutiks ar ne. Tai čia toks vienas dalykas, jeigu jūs bandot idėją, pabandykite jį pasiūlyti kaip prizą, žmonės norės jo. Tai čia yra... Pabandyk, Pauliau, spėti, kokia tai prekė galėtų būti. Čia nebus didelės vertės, jeigu galima nemokamai atiduoti, nežinau, paprastą siūsti. Paprastą siūsti labai lengva yra. Labai lengva. Ir tu negi paštų dėžutę gali įmesti. Ai. Tai aš vėliau dar daisiu, kad kol kas paliekam šitą. Tai tuo metu irgi, man atrodo, buvo Google akcija, ne, kad tenai kažkiek tai, jeigu naujas akauntas, ne, kad gauni kažkai nemokamai, tai aš iš karto žmonės ieškusi, yra užklausų, tai aš tą kanalą pasirinkau.
O su tais, kurie dalyvavo tam konkursui, aš ten nedaug ten sudalyvavo moterų, galbūt 24 arba 27, tai aš jas pradėjau klausti. Man buvo tuo metu labai svarbu sužinoti, ne, ką man reikia turėti savo svetainę. Tas mes marketingistai, ne, va, tie marketingistai gali pasakyti, jums reikia turėti istorijų, jums reikia turėti šito. O aš tas man labai paprastai paklausiu, ko jums reikia, kad būtų produkto puslapyje, kad galėtum tą prekę įsigyti. Jie pasakė dydžių lentelę. Sudėties ir dydžių lentelės. Viskas, mano numeris 1 turinys, kuris turi būti produkto puslapyje, tai dydžių lentelė. Tai reiškia, jeigu tenai statybinės medžiagas, dar kitus dalykus pardavinėjim, yra specifiniai parametrai, kurie yra svarbu žmogui perkant. Gerai, tas man pasileidau tą puslapį, pasileidau su Google reklama, Facebooko reklama, o prekė buvo labai paprasta, moteriškos pėdkelnės. Toks mažai patirties to produktų yra. Pasileidau ir netgi nepagalvoju apie sezoniškumą, kad vasarą tai niekas jų nedėvi. Tasme, kad tas perina žiema, ne, kitas dalykas, tasme, kol pirko, kol dar buvo vėsiau, o vėliau atėjo vasarą, taip galvo, gerai, tai neįdomu vystyti, nes tas drivas, tie pardavimai yra labai svarbus, ne, jeigu būčiau startavęs su rudenį, tai būčiau pradėjęs su naujų sezonu ir būčiau visai gerai įsijęs. Tai ten visai gerai pasibandžiau, žinai, pasileidau su 100 eurų, gavau pardavimų ir ką aš džiaugiuosi, kad aš neturėjau viso sandėlio. Buvo ten biškiai priekį nusipirkęs kelias prekes, vėliau padovanojau buhalterį, padovanojau sesiai, vietą elektroninės parduotuvės gavo pėdkelnių. Bet iš dalies buvo labai gera patirtis tokia, ne, kad nusprendžiau padaryti kitaip. Ne? Pirmas dalykas – suprasti, ar to produkto kaip dovanos, negi kažkam tai sakai, dalyvau konkursą ir laimėk tai, ar žmogus dalyvaus. Vėliau kitas žingsnis buvo pasiklausti, ko jiems reikia, kad jie nusipirktų. Ir tik tada dažnai startavau. Kokie turinio formatai geriausiai veikia iš tavo šitos patirties? Nežinau, statiniai, nuotraukos, video. Tuo metu dar video nebuvo, ne? O veikia, aš labai taip negražiai pasakysiu, ne, nes moteris su pėdkelnėmis ir iš tikrųjų yra pakankamai seksualu, tai aš iš vyriškos pusės rinkausi nuotraukas. Tai, žinai, jeigu būtų, man atrodo, moteris komunikavus arba dar kažtai nebūtų gal švelniau paprašiau, bet tiesiog paprastos nuotraukos, ne, kur aiškiau matosi produktas, ne, ir tenai vienas produktas buvo labai trendinis, nes dažnai tai būna leidė kažkokią šopą ir vienas produktas eina. Ir tuo metu ant bangos buvo tinkinės pėdkelnės, jos buvo labai madingos. Ne? Tai aš kaip tik vienintelis iš tų, kurie reklamavosi, kurie turėjo kelių rūšių, tai visi pardavimai buvo tik, galime sakyti, 2 produktai. Okay. Dabar iš tikrųjų labai sunku ir sudėtinga su pėdkelnėm visokiom, ypač tinkliniam, ką ir tu sakai, nes Google tiek Facebookas fiksuoja kaip kažkokį perdėtą seksualumą ir ten tada turi kovoti, kad tavo skelbimus paleistų dėl pėdkelnių, žinai. Tai man prieš tai pasiskama, taip dabar tu daugiau turi patirties su pėdkelnium. Tai o dar, kad tenai tokių išmokau, ne, aš, ir prieš tai su projektais, aš bandau visą laiką įtraukti, kaip čia pasakyti, žmonės į tą projektų kūrimą. Tai čia galbūt iš vienos pusės bandžiau įtraukti savo marketingo grupės, tos žmonės, kad jiems duoti edukacinio turinio ir kartu bandžiau įtraukti influencerius. Tai buvo tokia pirmą kartą patirtis, kad tiesiog iš biznio profilio, kuris Instagram'e turi, nežinau, ten 5 sekėjus ir ten turbūt aš visus ten tas akauntus sekęs esu, rašau žmonėms, kurie tikrai yra nuomonės formuotojai. Didesni, mažesni. Tikrai pasiku tą ribą, kaip jau Instagramas sako, stabdyk arklius, tas metu tave užbaninsime, ne? Okay. Nes ten galbūt 100 žinučių parašiau ar dar kažkas tokio. Na, aš esu iš tų žmonių, kur kartais nesupranta žodžio ne. Yeah. Tai aš tiesiog, gerai, jau dabar jau tikrai jau rimčiau pasižiūrėsiu, bet gavau gal 15 merginų teigiamus atsakymus, kad jie norėtų išbandyti produktą. Mano komunikacija labai paprasta, sakau, aš leidžiu parduotuvę, aš noriu, kad tu išbandytum produktą. Man nereikia, kad ten dalintųsi, dar kažkas tokio, bet, nežinau, tą dėkingumą, ar ten tas dovanas, jos tikrai tai mielai pasidaro, tai kai kurios ant turičios 40 000 žmonių ir dar kažtai nemokamai talpino nuotraukas, o kas svarbiausia, aš gavau tikrų žmonių nuotraukas su to produktu. Aš tai nesifotografuosiu tom pėdkelnėm, kaip iš tikrųjų tas atrodo, bet aš gavau gero turinio, kurį aš panaudojau svetainėje.
Tasme, tai aš jau turėjau tą vadinamą UGC, vartotojo sukurtą turinį, ne, ir aš tiesiog jį patalpinau prie produktų ir tai tas tapo dar toks elementas, kuris paskatino pasitikėjimą ir pardavimus. Nes man tas kliento pasitikėjimas, kad aš įgyvendinsiu arba esu jau įgyvendinęs tą pažadą, yra labai svarbus. Čia labai geras pavyzdys, kaip neturint biudžeto susikurti savo turinio be profesionalių kamerų ir ten, nežinau, brangių profesionalų aplink. Aš visada taip. Cheap is new gold. Ir ką, turbūt judam biški prie Google paieškos ir paskui prie gal didesnio verslo patirties, kaip daug prekių ir kategorijų. Tai jau pakartosiu tą klausimą, kaip nuskaityti tą pirmąjį Google paieškos puslapį ir kaip suprasti, ką ten turi ir ką tau reikia turėti, kad norėtum konkuruoti ir atsidurti ten. Čia iš tikrųjų geras klausimas, ne? Nes Google galima gauti tas dviejais būdais matomumą, ne? Tai pirmas dalykas pas jūs pirkti paslaugas ir ten Google Adsus turėti, arba pirkti SEO tokią paslaugą, kur tenai nemokamai gauti to paspaudimus. Darbas yra sudėtingas, darbas yra žiauriai ilgas, ne, kad su mokama reklama PPC tas matini, sakai, aš noriu pagal tą raktinį žodį būti pirmose pozicijose mokamas ir tu esi, galima sakyti, ne? O tai, kad natūraliai būti reikalauja darbo. Ir vienas efektyviausių būdų, kuris man leidžia nepabėgti nuo tų į tos visus techninius aspektus, ne, kur ten keiksmažodžiai, ko tau reikia ten svetainį turėti, neturėti, aš bandau suprasti, ką Google'as kitose svetainėse vertina ir dėl ko jas pateikia aukštai. Tai reiškia, pirmas dalykas, ne, tiesiog pasižiūrėti ne į save, o pasižiūrėti į tos konkurentus, kitas svetainės. Ir aš tiesiog pasimu rezultatus, ne, ten paimkime, pardavinėjom tos pačius puodus, ne, įvedu puodai ir žiūriu, kas yra. Tenai bus, nežinau, pigų LT, ne, nueisiu pas juos, pasižiūrėsiu, žiūriu kategoriją prekių, ne, daug puodų, kiek prekių yra, ar yra tekstas viršuje, ar yra tekstas apačioje. Ir bandau pagal tai tiesiog įsirankioti tos dalykus, kurie būtų svarbus. Ir tiesiog tada, tam, kad man būtų pagal žodžiais puodai pakankamai aukštai, man reikėtų turėti, nežinau, kategorijos puslapį su tekstu aukštai, tekstu žemiau, ten tikri aspektai. Bet visą laiką tas dalykas man labai pasiteisina ir kartais aš dar padarau tokią ekstra žingsnį, ne, kad kartais Google lietuvių kalbos toks supratimas vis tiek yra šiek tiek silpnesnis negu anglų kalba, algoritmai kitokie yra pasie. Tai aš varau netgi į anglų kalbą ir bandau tenai suprasti, ką tenai yra pasidarę. Ne? Ir tada tu tas metu esi biški didesnėje rinkoje, nes Lietuvos rinka yra 3 milijonai, gyventojų, ne? Tų svetainių nėra daug. O tu į Amerikos rinką, kur tenai yra angliakalbė rinka, ne, kur tenai yra nežmoniškai daug. Ir tai galvoju, ką jie pasidarė geriau negu pas mus. Ir tada aš bandau tą tokią naujovę arba tokį, kitokį vartotojo poreikį atsinešti iš tą rinką. Ir tada, gaunas taip, kad tu iš užsienio atsineši kažką tai pas save vidų. Bet tas, kad tiesiog pasižiūrėti, ką konkurentai pasidarė, tai yra paprasčiausias dalykas. Bet mes labai retai tai darome. Labai retai. Turbūt retai darom šitos du dalykus, kuriuos tu prieš tai pasakyti, tiesiog pasiklaus to potencialaus kliento, ko jam reikia. Taip. Ir kitas dalykas tiesiog elementariai pasižiūrėti be sofistikuotų, brangių įrankių, atidžiai pasižiūrėti, ką paieškos variklis rodo ir pagalvoti, kodėl tai rodo. Ne? Ir turbūt dažnai atsakymas bus pakankamai paprastas ir aiškus. Man kuo toliau, to labiau patinka. Ne? Aš kuo daugiau tai sferoje dirbu, užduoti klausimą, o kodėl nerodo, žinai? Kodėl manęs nerodo, ne? Ir kartais, pavyzdžiui, mes pardavinėjom puodus, ne, ir kiti pardavinėja puodus, ir mūsų svetainės nėra. Ir tada pradėjai galvoti, eiti per tokius dalykus, kaina, ne, produktai, brandai, kurias parduoti, dar kitus dalykus, tai tu gali tose vietose, ne, irgi išsiaiškinti, ne, tos dalykus, kurie labai paprasti, ne, kad, aš neturiu tokio brando. Ne, aš neturiu tokios variacijos, tokios pasiūlos ir kitų dalykų. Ir va čia leidžia irgi kitus dalykus atsakyti, ne, ko man reikėtų, kad aš ten atsidurčiau irgi. Ramūnai, per savo patirtį karjerą turėjai labai daug įvairių ir įdomių e-komercijos projektų, turbūt esi sukaupęs labai daug patirties, informacijos, kas veikia, kas neveikia. Galbūt galėtum pasidalinti tada kažkokiais patarimais, ką startuojant su kažkokia elektroninė prekyba reikėtų vengti, arba matai dažniausias klaidas, kas sekasi, galbūt nesiseka. Daugiau įdomiau turbūt tą, ką minėjai, kad failai įdomu, kur staupyti laiką ir ko nedaryti. Čia turbūt dažniausiai failas randa iš verslo pusės, ne? Arba
kaip ir prieš tai sakiau, kad yra procesai, ne, yra žmonės, ne, ir produktas, ne, kad failai bus kažtai vienose iš trijose. Ne, tai reiškia, gali būti failas, kad tu neturi bendruomenės. Ne, kad, pavyzdžiui, kaip prieš tai irgi minėjau, ten yra WordPress'o bendruomenė, ten, nežinau, Kauno amatų ten rūmai ar dar kažkas su to, kad tasme verslo, tasme yra svarbu turbūt dalyvauti tinkamai bendruomenėje, ne, kuri tave galėtų suprasti ir paremti. Mano pirmasis failas tai buvo, kai man buvo 15 metų. Aš tada pas save namuose sukūrė socialinį tinklą, kuris panašus kaip ir dabar Facebookas yra, kad privačios žinutės, bendravimo kambariai, galimybė atsisiųsti melodijas ir kitus dalykus ir galvoju, kad mano failas, kad aš nemoku reklamos. O iš tikrųjų mano failas, kad aš neturėjau bendruomenės, kuri pasakytų, tau ne reklamos reikia, tau reikia tasme marketingisto, tau reikia galbūt tasme, ten nežinau, kažtai investuotojo. Tai man atrodo failas, kad mes vis dažnai užsidarome, ne, ir mes netampom bendruomenės nariu, ne, o bendruomenė, tie žmonės, kurie aplinkui, jie gali mus labai gerai nuvesti, ne. Tai reiškia, turbūt čia vienas failas yra toks, iš mano visos patirties, ne, kad kartais negi kaip, pavyzdžiui, tada žmonės, ne, kad čia irgi turbūt yra dalykas, ne, tada iš proceso, ne, kad, pavyzdžiui, ten, nežinau, Facebookas, Google Ads ir kiti dalykai, tai yra, proceso dalis, ne, tai reklamos proceso dalis, ne, ir kur tas mes kartais nepasiklausę, kas yra klientas, arba dar kažką tenai pasidarom failus, ne, ir tada produktas, ne, kad, pavyzdžiui, galbūt netinkamas produktas yra, ne, kad jo nereikia, jis per brangus ir arba visi kiti pardavinėti jie, ne? Kaip kartais yra pliusas, ne? Kaip buvo tavo pavyzdys Simonai, ne? Kad kiti pradėjo pardavinėti, jūs turėjote nuolaidą ir tas mer jums dar geriau išėjo negu su naujiena. Tai čia yra dalykas, ne? Bet dažniausiai įmonėse būna failas nesusikalbėjimas, ne? Kaip leidi vienas, ne? Kaip dirbi vienas, ne? Tai tas komunikacijos neturėjimas, ne, bendro tikslo neturėjimas, tai mes galim kalbėti, nežinai, galbūt sertifikato nėra, mygtukas tenai neveikia, žinai, dėti krepšelį, pavyzdžiui, pas mane nėra, tenai, kontakto formom registruotis į mokymus ir pas mane neveikia mygtukas registruotis, o reklamą Google Ads leidžia. Okay. 3 mėnesius. Ir ką išmokau, tas man, kad suprasti, ar tikrai žmonėms reikia, tai jie parašo netgi laišką. Okay. Neveikia dėl to, kad tenai serveris netinkamas, tai tingiau perkelti, bet čia kita istorija yra. Tai reiškia, kad nors yra tie failai, ne, bet dažniausiai jie atsiranda dėl skubėjimo, ne, ir dėl kitų dalykų. Nežinau, jeigu taip konkrečiai einant tasme į pavyzdžius, ne, kad yra arba failas, arba pamoka. Kažkada sudaręs tokius slaptus vestuvinių suknelių išpardavimus. Kad nežinomas brandas, nežinoma vieta ir kiti dalykai. Ne, Ir tada taip atrodo, kad žmonėms reikia žinoti tam tikrus dalykus, žinoti, kas yra produktas, kas yra tenai, kas bus, bet iš tikrųjų kartais žmonėms patinka tas netikėtumas, ne, ta tokia patirtis. Ir tada bandai pasiskaičiuoti, ne, kada verta reklamuotis. Ne. Ir ateina tokios pamokos, kad kažkaip visi sako, kuo anksčiau pradėsi, to geriau seksis. Ne. Tai ten leidi reklamą. Ne, ir jeigu aš nematuočiau, kada atėjo klientas, kuris nusipirko, sakyčiau, kad prieš 2 savaitės paleidus kampaniją yra geriausias daugiausia registracijų. Ne? Bet kada aš pradėjau tokį dalyką žiūrėti pagal tos paštus, kurie užsiregistravo, ar vėliau jie nusipirko fizinį vietų daiktą, aš pasižiūrėjau, kad tiems, kuriems buvo pradėta kurie užsiregistravo 3 dienos prieš renginį, tie buvo patys geriausi klientai. Tai reiškia, pagal vieną dalyką aš galėjau failinti, kad tenai sakyti, kad davai stabdome, čia jau daug užsiregistravo, bet vėliau, kad tie paskutiniai ir buvo tie, kurie pirko. Tai kartais failas yra per anksti išjungti reklamas. Aš galiu pasakyti, kaip aš galėjau. Prisimenu dar vieną failą tokiam, bet turėjau tokią kampaniją, kad pasleidęs per Google Adsus, neperformino 11 mėnesių. Ir tada atsirado vartotojo poreikio pokytis, ne, kad jis iš pradžių tą dalyką pirkosi, paimkim kaip dovaną, o vėliau pradėjau pirktis kaip savo ar dar kažkas tokio. Ir tada tas pokytis atnešė finansinę grąžą, kuri atpirko tos 11 mėnesių. Ir tiesiog taip galvoju, failas, kad čia neperformina reklama, bet po metų žiūri per visą tą sezoną, kad tas suveikia. Failas, turėjau tokią labai nesmagų failą, ne? Čia labiau iš tų ambicijų, iš to noro daugiau pasidaryti. Buvo paleidęs tokią Google Ads kampaniją, kur
netyčia mano darbdavys, gerai dovana, kaip dirbau, buvo reklamuojama pagal, jo antraštė buvo Makalius oro balionas. Netyčia į patį skelbimą įtraukiu raktinių žodžių naudojimą, kad automatiškai pasimtų iš tenai ir aš netgi nemačiau, kad toks dalykas yra, niekas nematė, ne? Ir tada pats Makalius iškomunikavo, kad toks dalykas yra, buvo didelė gėda. Aš labai džiaugiuosi, tasme, ir vieną, ir kitą pusę, kad tasme, kad gražiai sprendėme, bet kartais tasme, tų skubėjimas, ne, arba tas noras padaryti daugiau, jis yra priveda prie tų feilų, nes tu kažką tai praleidai. O kas paskatino laikyti visus tas 11 mėnesių tą kampaniją? Ar tiesiog tai buvo užbrėžtas verslo tikslas, ar, nes iš esmės tai labai ilgas laiko tarpas? Taip, ne? Taip. Matai, kad mes kaip einame jau prie to klausimo, kada yra didesni biudžetai, didesni verslai, ne? Tai biudžeto atžvilgių tas eksperimentas netrodė, jis tasme toks išlaidų prasme didelis. Ten tasme išlaidų sudarė 0,01% ar dar kažkas tokio. Tai tiesiog tas nesvarbumas, kad tiesiog mažai išleidžia, bet tiesiog tu kažkaip galvoji, kad jeigu kitur veikia, tai turėtų ir tas dalykas veikti, ne? Ir tiesiog toks išlaukimas, ne? Arba toks, ir dėmesio nekreipimas, bet kartu ir išlaukimas. Ta, turbūt priėjom prie tokio temos, kad turinys vis dėlto, kiek investuoja į turinio kūrimą. Nes turbūt tai nėra, kad tik siunti pardaviminę žinutę, plika tokia tuščia, ne? Čia galbūt visai kitas dalykas, tas turinys, ne? Čia aš vis tiek esu labiau priklausomai su kokiais projektais dirbu, ne? Tai paskutinis mane galbūt labiau buvo tos plikos žinutės, kurios aiškius yra, ką tu pasakai, ne? Ką tu iškomunikuoji, žinai, ir kokio tikslo sieki iš kliento. Bet vizualiniai, jeigu tas man kalbant į tuos, tai aišku, nežmoniškai yra svarbu, žinai, kaip mes irgi mus, reklama užknisa. Mūsų pačius, ne, mes dirbom tenai, ne, reklama užknisa ir mes kitiems rekomenduojam YouTube, tas man premium turėti. Bet man patinka reklamos, ne, jos mane užknisa, kaip aš noriu kažką tai pasižiūrėti, bet tai yra dalykas, kuris mane, nežinau, gyvenime ir jaudina, tas man kažko tai norėti, ne, pasižiūrėti kažką tai gražaus, ne. Bet tos reklamos būna dvi pusės, ne, kaip čia per turinio prizmę pasižiūrėti, ne. Vienas tas tokios labiau push, ne, kad mes už jų sklaidą mokame, o kitos yra tokios, kurios mes už jų sklaidą nemokame, ne, kaip, pavyzdžiui, kaip tu dirbi puikiai su SEO, ne, tai mes galime parašyti straipsnį, ne, sukurti kažkokį video, ne, kuris turi didelę, kaip čia, pridėtinę vertę vartotojui, ne, ir tai suteikia jam tas, pramogą, naudą, ne, bet kartu ir verslui kažkokį tas rodiklių pasiekimą. Labai įdomu kampą palėtys su tuo, kad kelių tipų reklamos gali būti, kad kodėl, pavyzdžiui, einam ir į tuos kanų liūtų žiūrim reklamas, nes jos kažkokia emocijas sukelia, kažkokia kūryba, ten kažkokius technologijas išnaudoja naujausias, ten, nežinau, scenarijai ir panašiai, mes grožimės tuo dalyku, tai savo norą einame, o kita vertus tos elementarios galbūt, negalima taip sakyti, bet tos kasdieninės reklamos, kurios atakuoja tiek per televiziją, tiek per socialinius tinklus, Google, tas pats YouTube'as, tai čia turbūt svarbiausia, kad jos būtų tikslinės, kad tau tas produktas, kuris reklamuojamas, būtų aktualus ir bet kokiu atveju galbūt tau dabar tų skalbimo miltelių nereikia, bet tu juos jau pamatei ir tau jie, kai baigsis namie, tai į parduotuvę ir koks bus pirmas ženklas, kurį pagalvosi? Bus tas, ką matei per YouTube, per reklamą, žinai, ne per seniausią. Tau gerai, kad skalbimo miltelį reklamuojam per YouTube. Man kokius prieš tai kelis metus buvo moteriški klotai. Nežinau kodėl, pas nebuvo vien tik moteriški klotai. Tai su tom pėtkelėm turbūt per ilgai užsižaidė. Gali būti, ne, ten negreitai, bet tas man kartais jos tas kontekstas arba dar kitas, man labai patinka, kada reklama atitinka kontekstą, ne, o čia yra geras dalykas, ne, kad mes vadinam blogą reklamą tuo metu, kada mums to dalyko nereikia, ne, ir jis yra visiškai netitinka to konteksto, kokį mes esame mentaliai pasiekę, ne, kad mes norim pasiklausyti muzikos, o mus čia liūdina, žinai, su kažtai reklama. Dėl to aš ir esu labiau tas fanas tokio, žinai, to vadinamo tokio organinio turinio, ne, kuris skatina žmonės pačius įsitraukti, skatina žmonės norėti, skatina žmonės pasiilgti, nes tai yra pats sudėtingiausias būdas, ne,
čia, žinai, jeigu tenai kalbant apie to turinio kūrimą, nes tu turi parašyti, nufilmuoti, padaryti, pavyzdžiui, pas jūs yra tas jūs pasirinkot irgi patį sunkiausią dalyką - edukuoti, ne, patiems kurti tą turinį, žinai, jam pasiruošti, investuoti. Čia yra, nežmoniškai sunkus darbas yra, žinai, o jūs galėtų tiesiog paleisti per Google Ads reklamą, ne, šiuo metu, žinai, dirbti su klientu arba dar kažko su tokiu, bet jūs pasirinkote tokį organinį natūralų turinį, kad kurti vertę, žinai. Ir čia yra, jums labai didelis ačiū, žinai, už tokį, žinai, čia jūsų reikia paklausti, tasme, iš kur atsiranda toks poreikis. Matyti, edukacija yra vertybė ir lietuviško turinio, ypač apie skaitinį marketingą, dar yra pakankamai nedaug. Aš dar norėčiau tavęs paklausti, gal pakreipti tą temą, kad perėjom prie turinio, tai tu turi patirties su renginių reklama ir didelių renginių bilietų prekyba, kur yra iš vis atskira tokia niša. Tai jeigu Paulius dar skirs laiko, norėčiau paliesti ir šitą temą. Ir jeigu dar šiek tiek turėsim energijos ir labai neišvarginsim klausytojų, galbūt galėtume pabandyti paliesti skaitmeninio marketingo automatizavimo šiek tiek dalykus. Nes tu labai gebi paprastai paaiškinti sudėtingus dalykus, bet vis dėlto esi išbandęs ir daug dalykų, kai reikia dirbti su daug duomenų ir daug dalykų leisti ir juos kažkaip optimizuoti, nes vis dėlto esi vienas ir su kažkokia tais nedidelė techninė komanda. Tai vis dėlto skaitinė marketingė nuo techninių klausimų niekada nepabėgsim. Kad ir kaip bandysim juos užglaistyti, bet vis tiek turėsim juos spręsti. Ne? Gerai. Tai aš manau, kad galim nuo to pradėti nuo renginio. Tai va, tai turbūt ta visa patirtis apie gero turinio kūrimą, kurį aš mačiau, tai buvo 2016 metais, 16 metais, kada mes su vienu kečiausių konferencijų organizatorium, tokiu Dariu Jonausku, kuris prieš tai yra organizavęs ten Forum One, atvažiavęs Atgodinas buvo į Lietuvą, kitus dalykus, jie buvo atvežę, Nylą Patelą, man atrodo, jie patys buvo irgi atvežę į Lietuvą, tai tokius marketingo grandus, nežinau, ar čia mano tų laikų dievukus. Tai va ten buvo tikrai to gero turinio iš tos prasmės, kad tas produktas buvo turinys. Tai kada tavo produktas yra tas, kas kalba, kas keičia žmogaus mąstyseną ir kitus dalykus, arba keičia jų gyvenimus, tai tu gali gauti gero turinio. Ir turėjau tokį gerą ten eksperimentą. Mes vis laiką, jeigu turime Facebook'e renginių puslapius, mes jį susikūrėme ir tenai kažką tai paskelbime. Tai mano Facebook'o renginių puslapė buvo daugiau žmonių paspaudę, kad jie dalyvaus, arba kad jiems įdomu, negu buvo sekėjo Facebook'o pačio puslapio. Tai aš padariau tokį, nežinau, mini eksperimentą arba kitą dalyką, kad aš tam evento puslapį pradėjau dalintis pagrindinio pranešėjaus mintimis. 1000 laikų. Tasme, Facebook'o evento puslapis tapo toks, nežinau, tokia masinio susidomėjimo puslapis. Ir čia apie organiką kalbą? Taip, organiką. Kas yra nematyti skaičiai. Taip, tenai 1000, tenai 300 laikų, dar kažkas tokio. Čia gal dar buvo iki to, kai Facebookas apriboja stipriai organinę, ne? Ne, bet ten nebuvo like and share, ten jokio nebuvo. Ten tiesiog buvo patalpinama nuotrauka, patalpinama mintis, ir tiesiog žmonės, aš tiesiog padariau ritualą. Turbūt čia toks yra dalykas, kad mes kaip kalbame apie rinkodarą, turbūt yra svarbus dalykas ritmas. Tai aš padariau ritualą, kad kiekvieną dieną prieš 9 aš patalpinu mintį su nuotrauka. Ir tuo metu žmogus jau pradėdavo laukti, kada atsiras ta dienos sentencija, dėl ko šiandieną verta gyventi, ir tada jie gauna. O kada yra Facebook'o puslapis, jis įeina į organinį srautą. Kada jis yra renginio puslapis, jūs gaunate notification, tai reiškia priminimą, kad kažkas tai tam dalykų, kur tu domiesi, yra paskelbta. Ir kas yra svarbiausia, toks buvo žaidimas, kaip paskambinis skambučiu, ir tenai yra maistas, paskambinis skambučiu yra maistas, paskambinis skambučiu yra maistas, tai reiškia, išmokinau auditoriją reaguoti tai ir ateiti ir pasidžiaugti. Tai reiškia, buvo toks labiau paskatinimas. Ir tada dažnai papildomai, pagal tą tradiciją, kas 10 žinutė yra pardaviminė. Tai buvo toks visai geras dalykas, ir tenai kada yra geras turinys, kaip ir tu pasakoji, apie savo konferenciją, kurią organizuoja, kad yra kaip geras turinys, gera idėja, atsiranda tie, kurie nori paremti įvairiom pusėm.
tai pas tave yra, nežinau, Delfis atsiradęs, ten pas mus buvo Lietrytis, L-rytas, ne, kad jie irgi tapo kaip informaciniai rėmėjai. Tai reiškia, kaip yra geras produktas, tada kiti nori prisidėti to produkto ir tasme kažkaip atsidurti matomus kartu su produktu, nes tavo pozicionavimas ir jų pozicionavimas yra labai panašus ir ta sinergija yra labai labai svarbi. Ir su to renginiu tai buvo visiškas ten MVP su bootstrapinimo metodologija. Mūsų pagrindinis kanalas buvo Facebookas, ne Google'as, ne, dėl to, kad daugelis žmonių, kurie to turiniu domis arba jie yra Facebook'e, YouTube'as nelabai veikia, Google'as veikia tik tam tikrais atvejais, kada veikia, ieškojo brendo, ieškojo to žmogaus, o šiaip tai, jeigu tik orientuočiausi į vieną kanalą, tai būtų baisu. Tai pirmas eksperimentas buvo iš vis, aš nepaleidau pirmą kampaniją su Facebook'e, su lydų rinkimais. Facebookas, tas metu gali neturėti savo svetainės, bet gali paleisti kampaniją, kuria lydų rinkimas ir tenai Facebook'e pasiimi kontaktą žmogaus. Tai aš tiesiog visą laiką bandau ieškoti, nežinau, galbūt dėl to, kad laiko mažai turiu, ar dar kažkas, tai paprasčiausio būdo, kaip aš galiu pasimatuoti kanalą. Ar tenai yra vertės, ar nėra, tai čia buvo Facebook'e lydų rinkimas ir tada, Facebook'e lydą gavau labai pigiai, varom toliau. Ir ten buvo išvis turinys yra per komunikaciją, turinys buvo video, įvairių tas meto pranešėjo vertimas, kas dar ten tokio buvo, straipsniai, kiti dalykai, kurie žmonėms patikdavo. Ne? Ir ten, pavyzdžiui, tam tikrų žinučių, netgi edukacinių video, tasme, reklama ten buvo, nežinau, 1 milijoną peržiūrų gaudavau Lietuvoje. Na, jau čia buvo mokamai, tasme, kad investuoja tai, kad pasiektų mintis, pasiektų žmogų. Bet ir buvo nuostabu matyti iš šono, kada žmogus turintis, tasme, Darius turintis idėją, tasme, kad yra tinkamas laikas atsivežti Niką Vaičičių į Lietuvą, ne, ir galima pilną Žalgirio areną su 9,5 tūkstančių žmonių apsodinti, ne, tai, aš tasme, tokį vizionierius, ne, kur tasme sakytai, dabar čia nieko nėra, ne, neturim pinigų, neturim nei konferencijų salės, nei nieko, davai padarom. Tai buvo, tokia labai gera patirtis. Aš buvau pastebėjęs, kad buvo labai stipriai išnaudojama naujienlaiškio arba email marketingo kanalas, nes jeigu tu dalyvavai konferencijai, tai gauni kažkokiu tai automatizuotų laiškų seriją, bet jie yra pakankamai atrodavo kaip personalizuoti, nors tai buvo pakankamai seniai, dar apie personalizavimą tiek net nebuvo šnekama, ir dažnai jie turėdavo kažkokį turinį, kad tu gauni laišką su dar variantu kažkokį turinį, video kažką pasižiūrėti ir tai veda į kitą komunikaciją, ne, kažkokią, tai aš labai žavėjausi tuo pavyzdžiu. Ir visa tai vyko Gmail'e ir Gmail'as pakankamai gerai profiltruoja viską, bet tai ateidavo kaip puikus geri laiškai, žinai. Tai turbūt tai buvo vienintelis mano matytas toks geras email marketingo pavyzdys turbūt. Ačiū labai. Supratau, kas čia prisidėjo. Tai iš mūsų pokalbio... Čia Darius, tasme, ten iš mano nuopelnai ten buvo labiau Facebookas ir kiti dalykai. Žinai, kada yra žmogus, kuris yra linkęs kurti vertę, ne? Čia, žinai, kaip ir nuo kliento priklauso, ne? Vieni yra linkę kurti vertę, kiti bando išspausti, ne? Ir jis yra miksas tarp dviejų, ne? Kaip sukurti vertę, ne? Kad kitam būtų aktualu, gera, ne? Ir, jeigu jis neperka, tai viskas ok yra. Bet aš jam sukūriau kažko tai vertės, ne? Ir pardavimas per vertės kūrimą tai yra, nežmoniškai geras dalykas. Taip. Pajaučiau gal, kad per šitą mūsų pokalbį, kad tau patinka tokie dalykai, kur gali greitai parduoti ir pamatyti rezultatą. Nebūtinai. Man patinka, anksčiau aš dirbau su produktais, kur žmonės turi viziją, ne? Kurie arba iš jų gali kažką išmokti, arba jie turi gerą viziją, kad tai, kas yra neįmanoma, padaro įmanoma, ne? Ir tada tas, žinai, yra, nežmoniškai įkvepia. Įkvepia, nežinau, dirbti 3 dienas nemiegant ir dar kažkas tokio, žinai. Tiesiog, kad tau atrodo, kad, čia is the way to go, žinai. Yra tekę 3 dienas dirbti ir nemiegoti? Jo, netekę jums. Ką, turbūt judam prie paskutinio klausimo, tai turbūt duomenys ir automatizavimas, ne, skaitmeninio marketinge. Tai čia yra turbūt vienintelis dalykas, ne, iš kur mūsų duona yra.
Nes kaip ten yra tas nuvalkytas posūkis yra, kad 5% biudžeto yra neefektyvus, tik neaišku kuris. Tai va čia yra, kada mes dirbam su skaitmenu ar dar kažtai, mes gal turime šiek tiek daugiau tų duomenų, arba mes turime nežmoniškai daug. Anksčiau, kas dirbo su reklama, gal jiems buvo paprašiau, ten kaip Davidas Ogilvis tenai, legendinis copywriteris ir ten Ogilvė reklamos įkūrėjas tenai anksčiau darydavo New York eksperimentus. Kaip paimdavo vienam rajone, tas mes su vienu telefonų numeriu paleisdavo, tas mes banerius, kitam rajone su kitu telefonų numeriu ir bandydavo pamatuoti, kokia reklama arba kokia žinutė geriau suveikia, ne? O mes dabar visur tai turime, ne? Mes Facebook'e, Google'e tai turime ir visur kitur pas mus yra tas duomenų perteklius. Čia labiau nepateitas, kaip tos duomenys panaudoti, ne? Kaip tų duomenų šiek tiek atsisakyti, kad mums būtų paprasčiau priimti sprendimą. Nes nežinau, kaip jūs tvarkotės, ne? Man tai yra baisu nueiti į Analyticsą, man yra baisu nueiti business managerį, atsidaryti KPI lentelę, nes ten tiek daug duomenų, kurios tau reikia sekti, kurios tau reikia gerinti, kurie keičiasi, juda ir dar kažkas tokio, kad čia labiau reikėtų pakalbėti apie tai, kaip pasirinkti gal kelis duomenis, kuriais supranti, ar gerai ar negerai yra. Nes jeigu mes naisime Analyticsus, tai nei kartą nebus, kad tenai, blema, labai geri duomenys, nereikia jų analizuoti ir žiūrėti. Tada, žinai, gimsta tokias tada mintis, kad realiai žiūrėjom, kai ta buvo elektrinių šepetėlių kampanija, tai žiūrėjom konversiją per kampaniją per kas savaitę ir kaip drastiškai kito. Pavyzdžiui, searchas tarp 30 ir 6 eurų vienas pardavimas ir labai skiriasi savaitės, vartotojų elgsena, matyti konkurencija, paskui jau buvo reklama. Kada gauna atlyginimą? Jo, ir realiai tada, kai jeigu tu bandysi turbūt padaryti išvadas savaitės bėgyje, tai gali per daug pridaryti pakeitimų ir tau reiktų turbūt žiūrėti vidurkį per ilgesnį laikotarpį. Taip, pagal viską aš esu gavęs tokią pamoką, kaip minimum mėnesis. Pavyzdžiui, mes lietuviai gaunam atlyginimą vieną kartą. Mėnesio pradžioje ateina atlyginimas pas mus. Viena mano studentė pardavinė vaikiškus drabužius, pas ją pakyla pardavimų tada, kad ateina vaikų pinigai. Tai reiškia, jūs turite žinoti visą tą ciklą, ne, ir kitus dalykus. Tai reiškia, bandyti, aš anksčiau buvau tas toks labai reaktyvus, kad čia keisti, stabdyti ir leisti. Jeigu tikrai jau labai neina, jau galima stabdyti ir neleisti, bet tiesiog, žinai, kaip ir pradžioje mes kalbėjome, prisimti įsipareigojimą, išleisti tos pinigus ir tik tada priimti kažkokį sprendimą. Nes, yra aš esu buvęs jūsų vietoje, aš buvau ir kitoj barikados pusėje, ne? Ir tiesiog, matai, kad kad, taip negražiai pasakysiu, šikna dega, ne? Bet tiesiog, reikia išlikti tvirtam iki galo. Ramūnai, tai mūsų laikas šiandien po truputį jau senka ir pabaigai turim tokią dar mini blitz klausimyno rubriką, tai su keliais klausimais. Tai čia paprasti kai kurie galbūt šiek tiek galėsi padetalizuoti. Tai pirmas klausimas. Neil Patel ar Gary Vee ir kodėl? Neil Patel arba Gary Vee. Sakyčiau, Hubermanas. O kodėl? Pamiršai. Galbūt ir vienas, ir kitas, ir Neilas, ir Gary. Aš anksčiau kažkada, tai prieš 10 metų arba karjeros pradžioje, man patiko labai Neilas Patelis, ne? Gal dėl to, kad aš tuo metu naudojau tokį turinį, tas ilgo formato, skaitomasis turinys, ne? Gary Vee turbūt jau atsirado tuo momentu, kada jau labiau YouTube'as įsivažiavo, ne? Ir aš ant tos bangos neužėjau. Tai jeigu galėčiau rinktis, tai rinkčiausi Seth Godiną, nes man patinka jo labiau filosofija. Tai jis labiau nėra tai, kad sako, paleis reklamą, arba tu gali iš centro įspausti, o tiesiog, kad permission marketing, ne, kad gauk teisę būti reklamuotis ir dar kažtai man labiau ta filosofinė pusė labiau patinka, negu ta tokia, kaip čia pasakyti, praktinė, kuri galbūt nelabai yra pritaikoma. Kitas klausimas iš tikrųjų ir buvo, tai David Ogilvy ar Seth Godin. Bet čia tai irgi tokia labai rimtai, lyginė tokius dalykus. Vienas yra tas... Jis krikštatėvis, kaip ir David Ogilvy. Taip, čia jie abudu tokie labai, labai skirtingi, ne, vienas yra labiau tokio, žinai, vienos didžiausios reklamos agentūros įkūrėja, kuris padarė tokį visiškai perversmą tam
bendravime su klientu, pardavime, tokios vertės kūrime. Ir Seth Godinas irgi padarė tokį labai didelį perversmą į tai, kad mes turime gauti teisę ir kada gaunam tą teisę, vertintą teisę. Tai čia yra dvi tokios skirtingos mokyklos, kur... Bet aš vis tiek pasirinkčiau Davidą. Atrodo, toks kietas bišas, žinai. Viskas aišku. Tada vienintelis įrankis, kurį kiekvienas marketingistas turėtų naudoti, be sąlygiškai. Vienintelis. Rašymas. Kodėl? Nežinau, aš galbūt per mažai rašau, bet gebėjimas gerai rašyti, čia yra gebėjimas parduoti, gebėjimas gerai iškomunikuoti ir rašymas yra turbūt tas įrankis, kurį aš visiems rekomenduočiau. Ir turbūt paskutinis klausimas, bus tiksliau 2 klausimai. Tai ko nereiktų automatizuoti? Santykio. Galbūt dėl to, kad mes jo neturime. Mes nesistengiam kurti santykio ir jeigu mes dar optimizuosime to, ko mes neturime, tada iš vis bus katastrofa. Tai tu, kaip žinai, prieštarauji tam trendui, kuris buvo keletą paskutinių metų labai stiprus personalizavimas, kas iš esmės susietas su automatizavimu, tada visi tie chatbotai, žinai, automatinis kažkoks atsakymas, kad tu ten susirastum. Čia yra reikalingas dalykas, čia yra dalis, bet tu negali personalizuoti, jeigu tu neturi santykio. Tu gali apsimesti. Apsimesti, kad tas apsimetimas dažniausiai iš verslo koks yra. Ta visa personalizacija yra, kad įtraukia mano vardą, parašo Ramūnai, specialūs pasiūlymai tau, suknelės su 50% nuoda. Fuck. O atsiprašau, čia gal negalima šitą žodžią naudoti, bet kokia čia personalizacija yra? Chatbotas, kad atsidarai, sveiki, aš esu chatbotas, jums padėsiu, man reikia pagalbos, o padėti negaliu. Tai čia yra tas dalykas, kad mes bandome stūpyti resursus. Nes tas santykis su žmogumi yra nežmoniškai brangus. Dėl ko visi nori pardavinėti internetu, dėl to, kad nereikia parduotuvių, nereikia tiek daug kasininkų, nereikia rūpintis, kad jos serga, kad jos be nuotaikos yra, ar dar kažkas tokio. Bet kuo mes toliau einam, to mums yra, aš taip sakyčiau, nauja prabanga yra santykis. Tie, kas kurs tą santykį ir turės resursų, nes visi mes bandome nusimauti kelnes, kad parduoti pigiau, bet parduodant pigiau, turėti išlaikyti dar santykį, o čia tai bus pasaka. Ir paskutinis tada klausimas, nuo 1 iki 10 įvertink savo work-life balance, bei kokia daina apibūdintų dabartinę tavo savijautą, arba kokią dainą klausysi kelionėje per kaminą. Tai, žinai, work-life balance, žinai, aš dabar esu tam dalyką, kur aš turiu balance, pas mane yra balance. Tai aš galbūt pradėjau dabar tokį pokytį savo gyvenime, kad visą laiką tai buvo centras darbas, ir kiti dalykai, aš tai nusprendžiu, kad mano gyvenimas yra centras ir darbas yra jo dalis. Nors mes praleidžiam 8 valandas, mes mylime tai, ką darome, jis yra mums svarbus, kurintis vertę, bet aš tai pagalvojau, kad aš galbūt pradėsiu nuo savęs, ir tada, žinai, apsilipdysiu tai, kas man tinka ir patinka, žinai. Tai aš kažkaip bandau tikėti, kad tai yra įmanoma. Aš žinau, kad būna įvairių dalykų, bet aš kažkaip turiu tokį norą, žinai, jeigu tenai šeima bus vaikai, kad aš tiesiog nebūčiau, mano tas požiūris yra, kad aš galėčiau leisti laiką su vaikais darbo dieną, saulė šviečia, saulė, einu išeiti, o ne tai, kad aš turiu laukti, kol ten prasidės mytai, pasibaigs mytai, tai tiesiog aš noriu tų paprastų dalykų, kurie man teikia džiaugsmą, nes jeigu aš turėčiau visus pinigus, man tai, kad aš galiu išeiti į lauką, pasidžiaugti saulę, man milijonai kiti dalykai netpirks to malonumo. O daina yra One Republic, Good Life, man labai nepatinka, aš ir duše kartais pasileidžiu ją, pamandau dainuoti. Ja. Tai į koncertus nekviesiu savo, žinai, coverį šitą, bet šitą dainą. Ja. Tai ačiū Ramūnai, ačiū Pauliau, ačiū Modestai ir ačiū klausytojams. Ačiū Jums labai. Ačiū, malonu. Iki. Ačiū, kad iki galo išklausai dar vieną Jautė marketingistai epizodą ir tikimės, jog su nekantrumu lauki išbandyti naujausius marketingo įrankius bei taktikas auginant savo verslą internete.
O dar visai prieš pabėgant, kviečiu įvertinti ir prenumeruoti mūsų podcastą bei prisidėti prie didžiausios marketingistų bendruomenės kūrimo Lietuvoje. Tam kartui tiek.